Rytoj asociacija už gyvūnų teisės surengs meninį pasirodymą, kuriuo skatins visuomenę susimastyti apie kailių pramonės žiaurumą, būti sąmoningiems ir neremti šios industrijos. Asociacijos atstovė Milda Banzaitė mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, tai nėra jūsų pirmoji akcija, panašios buvo rengtos ir pernai, tačiau ši bus tokia drastiškesnė, ar ne? Taip, o šią akciją norėtume būtent parodyti visą blogąją kailių industrijos pusę. Tai bus tarsi performances, kur vienas dalyvis įkūnys kailių industrijos aukas, tai yra gyvūnus, kuriems nuderiamas kailis, būtent dėl kailinių, o kiti aktyvistai parodys kailių industrijos žmonės, kurie būtent dirba tenai. O kodėl reikia tokių drastiškų priemonių? Atkreipti visuomenės dėmesį, gal būtų paprasčiau mokymus ir, pokalbiai, seminarai šviesti? Tai vyksta daugybė seminarų visame pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje, bet tai netaip veikia žmonės, nes žmonės mėgsta pajusti empatiją, o kai yra tik sausi faktai, jie netaip pajaučia. Nebijote, kad kai kurie gali sureaguoti ne taip, kaip jūs norėtumėte ir, tiesiog gali baigtis jums blogai? Tai mes darom viską legaliai, nėra kažkokių nelegalių dalykų, kurias mes darysime. Ir nėra tai jau taip labai drastiškai, kad mes kažką ten žudysim ar lupsim gyvūnams kailį. Tai yra labiau meninis, edukacinis performances. Tiesiog Lietuvoje dar iki šiol bent jau apie tokį nežinom, kad būtų buvę. Ar iš tiesų ta kailių problema Lietuvoje yra tokia aktuali, turint omeny, kad žiema yra pakankamai šilta? Netgi tie, man atrodo, žmonės, kurie turi tuos kailinius, tai jie kol kas šiemet matyt dar neturėjo progos susitraukti. Ir apskritai, turint omeny statistiką, kiek žmonės gyvena žemiau skurdo ribos, kad gal darote problemą ten, kur jos iš tiesų nėra? Iš tiesų labai didelė kailių problema yra. Ypač dabar, kai Europos Sąjungoje kiekviena šalis griežtina visas reglamentyvus. Kai kurios šalis yra uždrausios kailių pramonę savo šalyse, kaip Didžioji Britanija, Austrija ar net dabar ir Kroatija prie jų prisijungia. Todėl kailių fermos iš tų šalių kažkur ieško, kur įsikurti. Ir jie kaip tik atrado labai patogią nišą. Tai yra rytų Europos šalis, Rusija ir Kinija, kur gyvūnų gerovė fermose nelabai reglamentuojama. Kaip pavyzdžiui, Švedijoje buvo priimti gyvūnų gerovės reglamentavimai kailių fermose, kad gyvūnai galėtų išreikšti natūralų elgesį. Pavyzdžiui, lapėm buvo leista pagal įstatymus privaloma, kad jos turėtų galimybę kasti, ką jos daro gamtoje natūraliai. Visos fermos, kurios augina lapes, buvo uždarytos, nes tai finansiškai tiesiog neapsimoka. Todėl dabar visi tie fermos atstovai ieško nišų rytų Europos šalyse. Ar jums teko pačiai lankytis bent vienoje kailių fermoje, tarkim Lietuvoje, ir įsitikinti, kad tos sąlygos iš tiesų yra tokios nepakenčiamos, prieš kokias jūs protestuojat? Lietuvoje niekas taip paprastai, jeigu tu ateisi, tavęs neįleis į kailių fermas, turi būti iš veterinarinės tarnybos, bet daugybė tyrimų, kurie yra padaryti slaptai gyvūnų fermose, gyvūnų teisių aktyvistų. Pavyzdžiui, pats visą laiką parodo, kad nesvarbu, kokiai šalyje dažniausiai sąlygos Europos Sąjungoje visos yra panašios. Naujausias tyrimas tai buvo padarytas Lenkijoje, kur sąlygos yra labai baisios. Gyvūnai tiesiog griaužia vienas kitą, pradeda griaužti vienas save. Pavyzdžiui, udrų fermoje padarytas tyrimas rodė, kad narvai yra tokio dydžio, kad jos tiesiog net negali atsistoti ant 2 kojyčių. Ką natūraliai gamtoj daro, kiekvieną dieną uosdamos oro, jie yra tokie žemi, kad jos tiesiog negali atsistoti. Koks jūsų šito performanso tikslas? Jeigu, tarkim, pažiūrėjęs bent vienas žmogus nebepirks kailinių arba paragins tą daryti kaimyną, ar tai bus jau tikslas jūsų pasiektas? Tai labai gerai, jis laiko, mes einame per edukaciją ir norime šviesti žmonės apie tai, kas vyksta, nes kartu mes galime viską pakeisti. Bet mūsų pats ilgalaikis tikslas tai yra uždrausti kailių fermas Lietuvoje ir tikimės tai padaryti su Europos Sąjungos pagalba, nes dabar vyksta kalbos, kad Europos Sąjungoje taip pat planuojama kažkada į ateitį uždrausti visas kailių fermas, būtent dėl gyvūnų gerovės, dėl aplinkosaugos tikslų. Tai buvo Asociacijos už gyvūnų teisės atstovė Milda Banzaitė. Dėkoju, kad atėjote pas mūsų studiją. Tęsiame žinias. Paskutinėmis gruodžio dienomis avarijose